Na štai, aš jau ant stogo. Mums aktualus va šitas turinis stoglangis. Ten šalia pro jo ir už jo kažkur patenka krituliai į kambarį, bet jie patenka ne į palėpinį butą, jie patenka žemiau esantį butą. Reiškia, kažkur čia problema bus. Eisiu artin, va virvę pasiimu, diržą turiu, prisirišu ir einu žiūrėti, kas ten dedasi. Keraminių čerpių reljefas nelabai vykęs, kadangi vandens čiurkšlė bėga nuo viršaus, bangos apačioje, štai pavyzdžiui iš čia, bėga ir tiesiai į tarpą, o tarpė pilnas žemių. Žemės užtvenkia, vanduos lenda po stogo danga ir ant difuzinis per grebėstų vinis patenka į patalpas. Dabar dėl skardinimo, štai čia yra pakelta siūlė, čia pakelta siūlė, viskas gerai, o čia suguldyta, čia visur skylės, kniedės, visur tarpai. Kaip ir štai čia, kai susikopia šiek tiek ledo ar stiprus lietus, per tas vietas visur lenda. Čia šitą dalyką reikia perskardinti su stačiomis siūlėmis, tada čia nebebėgs. Situacija su difuzinė plėvelė. Yra kažkokia plėvelė, ant kiek kokybiška. Nu, dar nesudulėjusi. Stipri, laiko. Aišku, čia prie latako jau plyšta, bet vis tiek neblogos kokybės. Šitos keraminės čerpės turi dar tokią vieną specifinę problemą, kadangi čiurkšlė atbėga nuo viršaus, o šitie burteliai apsauginiai, kurie neleidžia vandeniui nutekėti į šonus, o kad nubėgtų štai čia, jie nulūžta. Kai jau senesnės čerpės dažnai nulūžinėja šitos vietos, tai jeigu vanduo atbėga nuo čia, jis eina per šį burtelį ir nebeturi apsaugos ir patenka po danga. Dabar planas šio stogo remonto yra toks. 1, 2, 3, 4, 5 metrus šitą plotą nuo kraigo iki pat apačios. Čia būtų 5 metrai ir čia kokie 5, apie 20 kvadratų. Visas čerpės perrinkti, peržiūrėti, ar borteliai nenulūžinėja apsauginiai, išvalyti samanas, blogas čerpės pakeisti, atardyti šitas čerpės, pasižiūrėti apskardinimus ir jeigu reikia perdaryti, šitas vietas perdaryti ant siūlių, kaip šitą siūlė, pavyzdžiui, vidurinė. Toliau štai čia kiaura. Čia šoninis lietus, kai muša, tai čia viskas eina už tos skardos ir į patalpas. Aišku, bėga ne tame bute, bet bėga bute esančiame žemiau. Taigi, kaip toje pusėje, taip pat ir virš lango. Čia tokie tarpai didžiuliai. Taip pat reikia sutvarkyti ir šitą pusę, na tiesiog perimetru apeiti visą ir visą plotą perinkti. Taigi, štai toks būtų remontas šio turinio stoglangio. Darbai eina į priekį. Šiandien ruošiamės, tikimės užbaigti. Čia sumontavom šitą, kad vandens srautas, kuris eina nuo kraigo, atsimuštų čia, nepalystų po čerpėm ir nubėgs į apačią. Taip pat tokį padarysim atmušimo bortą ir anoj pusėje. Dabar šitas visas čerpės turi būti prisuktos, kurios liečiasi su skarda ir yra paskutinės. Kaip čia pavyzdžiui, jos visas mes pritvirtinam su viela, kad slenkantis sniegas žiemą jų nenutemptų. Taip pat ir perimetru. Ir čia visas, kurios dedasi ant skardos, visos bus prisuktos su viela, pritvirtintos papildomai ir ten aplink visą stogą. Na štai, stogo remonto darbai jau eina į pabaigą. Taigi paskutinė apžiūra. Dabar jau viskas pabaigta. Čia padarėm vientisą, be siūlių, be nieko, vanduo dabar tiesiai nubėga čia. Padarėme burtelius tokius, kad nepamuštų didelis srautas vandens, nepalystų po čerpėmis. Taip pat po čerpėmis čia yra sumontuotas papildomos tarpinės, prieglauda šitą saląją yra pratesta ilgesnė negu buvo, dabar čia net šiukšlės nebesikaups, viskas nubėgs ir nubėrės į apačią. Toliau prie lango. Čia užtaisėme, visur padarėme, sumontavome skardos lankstinius, dabar jokių skylių, kad šoninis lietus jau tikrai nepalys, nebėra vietos, kur jam palysti. Taigi, tolyn, nauja palangė, nauja apskardinimai. Taip, čia taip pat padarėme saląją plačią, iš tos pusės taip pat padarėme apsauginį bortelį, kad didelis srauto lietus su vėju nepamuštų po čerpėmis, nebūtų peršokimo. Taigi lietus atsimuša į šitą ir nubėga į apačią vandens srautas. Čerpės taip pat perinko, visas patikrinom, viskas dabar turi būti sandaru.